artėja renginys, juo pasidalinau prieš keletą dienų. Labai noriu pakviesti mamas. Mamas, kurios bėga kasdien, lekia kasdien ir tiesiog daro viską dėl savo mažų atžalų, kad jie jaustųsi gerai. Aš pati tą darau ir matau, kokią pati naudą gaunu iš astrologinio žinojimo. Tai mano pačios patirtis, nauda iš žinių, ar ne, kurias kaupiu jau ne pirmi metai, tai yra didžiausia motyvacija norui dalintis. Va. Tai dabar konkrečiau apie tai, kągi gausime iš to susitikimo, koks tas vaiko raktas, ką aš turiu galvoje. Tai konkrečiau, pagal jūsų atsiųstas gimimo datas vaikų bus pagrindiniai trys aspektai, kuriuos aš būsiu iš anksto prašius. Kiekvienam konkrečiam vaikui pagal jo gimimo datą, laiką, tikslų ar ne, ir vietą. Pirmasis dalykas tai kalbės apie, aš ją vadinu žmogaus gimimo, augimo valdovę. Ir ar net tam taikomos astrologinės technikos, kad nustatyti ir jums tikrai nebūtina žinoti, ir tai yra ne apie tai. Tai aprašymai bus labiau iš psichologinės pusės, tai ko būtent šitam vaikui gali reikėti. Tai pavyzdžiui, vienam vaikui gali būti ypatingai svarbu gauti užduočių. Mat iš tėvų, pavyzdžiui, ar ne, jau nuo pat vaikystės, sakykime, ten ar 3 metukai, ar 5 neturi reikšmės, gauti užduočių iš tėvų, ar ne, nes jisai jau rodo nuo vaikystės, kad jisai sugeba įgyvendinti duotas užduotis, ar ne, kad jis moka prisimti atsakomybę, kad jisai turi tokią stiprią vidinę ašį ir gebėjimą įgyvendinti dalykus. Ir tiesiog tas matymas, kad jisai jam pačiam, kad jisai sugeba, tai greičiausiai tokiam vaikui gali būti didžiausias laimėjimas. Ir jeigu tėveliai sugebės sukurti tokias sąlygas, tai vaikui bus pastatytas labai stiprus pagrindas, kuris jam pasitarnaus vėliau. Kitam vaikui gali būti labai svarbu kaip tik duoti erdvės, ar ne? Neapkrauti jo užduotimis, leisti jam būti kitokio, ar ne? Nevaržyti jo savo formomis, struktūromis. Ir tas nuolatinis kabutėse neprimetimas savo ar visuomenės, ar ne intereso norų, vaikui, sakyčiau, netgi tiesiog ateityje negali taip psichologiškai atliepti neigiamai. Kaip tai gali atliepti, tai aišku, labai daug galimybių ir aš negaliu to atsakyti. Bet ko aš tikiuosi, ar ne, iš šitos pirmos dalies? Aš tikiuosi iš mamų tokio momento, tai taip, tai būtent tai, ką iš tikrųjų ir darau, ar ne, bet galbūt niekuomet nebuvau to įvardinus, sudėjus į sakinius. Ir tas tiesiog savęs pastebėjimas iš šono ir galbūt kitoks pažvelgimas į savo vaiką, tikiu, kad tikrai gali padėti jaustis užtikrinčiau vaiko auginime ir tas toksai, balanso lygis, kuomet ir vaikas jaučiasi, kad jisai yra suprastas, išgirstas, ir tėvai jaučiasi, kad jie turi kažkokių ir žinių, ko būtent šitam konkrečiam vaikui reikia. Taip. Antras dalykas, tai jau aišku, kita astrologinė technika, bet tai irgi bus ne per platus aprašymas, stengsiuosi kuo konkrečiau, kuo lengviau, tai bus apie emocinę vaiko gerovę.
ko konkrečiam vaikui reikia, kad jisai emociškai jaustųsi gerai, ar ne? Ko? Vienam tai gali būti šnekimas su draugais, nuolatinis įsitraukimas į grupės, ar ne? Į kažkokias veiklas. O kitam atvirkščiai, kitam tai kalėjimas būti, ar ne, vienumoj, sudarimas erdvės tam. Va, tai čia labai ar ne abstrakčiai. Taip, tai tas antras dalykas, apie ką bus aprašyta ar kalbėsim, tai bus emocinė gerovė. Ko būtent šiam vaikui reikia, kad jisai emociškai jaustųsi gerai. Ir be to, tai galioja ne tik vaikystėj, bet tai galioja ir visą gyvenimą. Va. Taip. Jo, ir kas man patinka su šiuo dalyku, kad kodėl vaikam, nes mes tėvai, mes galim tą tokį pagrindą sąmoningai tiesti jau vaikui ir jam netgi įvardinti, kad o tu žiūrėk, gal nueik užsidaryk kambarį ir tiesiog ar nepapiešk. Ir galbūt tai bus jo būdas, kuris visuomet veiks kaip emociškai, savotiškai vaiką atpalaiduojantis, ar ne, veiksmas. Ir tai tiesiog šis pagrindas gali būti kažkas, kas bus naudojama ir vėliau vaiko gyvenime, ne? Tai apie tai kalbėsim daugiau. Gerai, tai trečias dalykas, tai visgi bus apie tokius tėvams anglakalbiškas išsireiškimas yra eyes open, ar ne? Tai tiesiog tam tikri niuansai, dalykai, vėlgi psichologiniai motyvai, į kuriuos rekomenduotina atkreipti dėmesį. Tai o kodėl? Tai pavyzdžiui tam, kad vaikui neišsivystytų kažkokiu tais ar ne per laiką priklausomybių, kurio buvo galima išvengti. Čia galioja dvipoliškumas. Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikas yra be galo smulkmeniškas, ar nematom, kad jisai praktiškai į isterijos puola, jeigu kažkas jo tvarka, ar ne, kažkaip tai išderina. Tai reiškia, reikia eiti priešingą pusę, o priešingai pusė stovi kas? Tai gebėjimas atsipalaiduoti, priimti, ar ne, kad gali įvykti ir taip. Ir viskas yra gerai. Tai čia vienas iš pavyzdžių, ar ne? O kodėl tai yra svarbu apie tai kalbėti? Nes čia toks svoris, kiekvienas žmogus turi tą svorį kažkur, ar ne? Ir pažinimas to savo svorio, jis mums duoda galimybę, raktą, o kaip mums tą svorį palengvinti, ar ne? Jeigu mes į kitą pusę to svorio perkelsim, tai žiūrėk, jau tas mūsų atsinešęs svoris, jisai pradeda lengvėti, ar ne? Tai taip mes galim balansuoti mūsų kažkokius tais įpročius, ar tai įpročius, kurie jau tampa įdomis kažkokiamis, ar ne, išvengti galbūt tų pačių įdų. Tai tam balansui, kokia ta savybė bebūtų išreikšta pas vaiką, ar ne? Tai mamos, kalbėsim apie tai ir dar bus smagių tokių pajudėjimo akimirkų. Tai keletas jūs jau užsirašė ir dar yra laiko 3 savaitės, tai žodžiu labai jūsų laukia ir bus turiningas, sąmoningas, smagus pasibuvimas. Nenoriu, kad tai būtų tik sausos žinios, tai jums bus ir gera ir smagu bendrystėje pabūti, ar ne, moterų, mamų.